Tai sveiki, Neringa. Labai ačiū, kad sutikot ateiti ir pasikalbėti, pasidalinti savo žiniomis, patirtimi, gyvenimo gal iššūkiais ir turbūt daug naudingos informacijos iš jūsų sužinosim. Aš taip spėju pagal savo paruoštus klausimus. Tai šiandien kalbinu Neringą Pangonytę Novikienę. Esu šiek tiek pasirašius apie jūs informacijos, tai dabar norėčiau paskaityti ir pasakyti, gal paneigsit kažką, gal kažką papildysit. Gerai, įdomu. Tai kaip apsirašiau ar ne, kas esat jūs? Tai buvusi bankininkė ir renginių erdvės savininkė. Etsy platformoje esanti jau virš 10 metų, o per pastaruosius metus padėjusi daugiau nei 300 verslo klientų. Aktyviai komunikuojanti apie Etsy savo Instagramo paskyroje ir vedanti laidą Noriu daugiau žinių radijuje apie idėjas virtusias realybę. Konferencijų lektorė, aktyvi skaitytoja ir 2 berniukų mama. Teisingai, čia nurašėt manęs iš kažkur. Taip pasirinkau šiek tiek informacijos. Teisingai iš to, kaip bandom save gal pateikti, ar ne, bet kaip visada žinom, kad už žmogaus daug daugiau visko slypi, bet aš manau, per klausimus kažkaip mes prieisim, kas bus įdomu. Tai jeigu reikėtų save apibūdinti 3 žodžiais, kaip paprastai save apibūdintumėt? Wow, čia aš manau, kad tie žmonės, kas panašiai jaučiasi, supras, kai sako, kad neįmanoma, vieniems sunku surasti tuos 3 žodžius, man sunku išrinkti galbūt tuos 3 žodžius, nes labai daug visko mėgstu veikti, esu išbandžius ir save įsivaizduoju, galiu įsivaizduoti labai daug skirtingų amplua ir tai sakau, jeigu turėčiau 10 gyvenimų, tai tada jau gal viską ir išbandyčiau, ką noriu. Tai vat gal tas vienas žodis būtų tokia įvairialypė. Aktyvi, ambicinga, gal taip. Aha. Čia labiau iš tikrųjų tokias turbūt charakterio savybės, ar ne, apibūdinot, ne tiek, kiek reikėtų išskirti, ką veikėt, bet kokie iš tikrųjų turbūt tai esate. Ką veikiu, tai pas mane tų pokyčių daug labai yra buvę ir viskas po to palenda. Supratau, gerai. Tai kuomet nusprendžiau iš tikrųjų jūs pasikviesti, pasikalbinti, tai man jūs asocijuojatės, tai Etsy, tiesiog, ne kitaip. Jeigu aš kažkur išgirstu tiesiog bet kokioj aplinkoj Neringos vardą, man iškart Neringa Etsy. Net jeigu kita Neringa, ar ne? Taip, visiškai Neringa Etsy. Tai, o kas buvo prieš visą šį etapą? Tai gal svarbu pasakyti tai, kad Etsy dabar yra mano pagrindinė veikla ir daugiau netgi ne Etsy darymas, bet Etsy mokymas, Etsy klubas, visa edukacija. Bet Etsy su manim, kaip ir minėjau, daugiau negu 10 metų. Bet per tą 10 metų aš daug ką veikiau. Tai buvo tokia, kaip sakykim, šalutinė veikla, papildomos pajamos. Tai į tą laiką buvau ir bankininkė, karjerą banke dariau, po to turėjau renginių savo erdvę, galerija, renginių erdvė, tai buvo Marijampolėje. Tada ir santuoka, vaikelis dar mažiukas atsirado, o dar prieš tai ir Anglijoje esu gyvenusi 6 metus, ten studijavau, baigiau grožinės kūrybinio rašymo ir leidybos magistrą. Tai dar, kaip sakau, juokiuosi, esu diplomuota rašytoja, nieko neišleidus. Tai tų veiklų kol kas, tai rinkodaroje esu buvus, tai tų veiklų daug buvo. Dar turėjau studijų metais atidarius savo verslą, įmonę 4 kurse ir rašiau disertaciją paremtą tuo savo verslu. Tai buvo 2008 metai ir mano disertacija, diplominis darbas vadinosi smulkaus verslo plėtra, panaudojant internetinės priemonės. Ir dabar, kaip atsimenu, aš ten su ovacijom 10 gavau prieš komisiją, bet dabar, jeigu pasižiūrėtum į tą darbą, tai visiems būtų ovacijų tikriausiai iš humoro labai daug, nes 2008 metai dar mes nei Facebooko neturėjom, nei Instagramo, nieko. Ir kaip tas internetas atrodė, tai galime įsivaizduoti. Bet tokių visokių veiklų, verslas, tada krizė, uždarimas, ir manau, kad tų, kas irgi ne vienoj kažkokio linijoje gyvena, o daug visko išbandė, tai tikriausiai irgi labai sunkiai save apibūdintų. Tai aš turbūt nesuklysiu pasakydama, kad Etsy dabar yra jūsų pagrindinė veikla. Taip, kas aplink Etsy, tai yra mano viskas šiandieną, galima sakyti, 100%
veikla yra Etsy. Jeigu taip trumpai, kaip iki to atėjot? Tai pirmas gal susidūrimas su Etsy platforma buvo kaip pardavėjai, tai kai gyvenau dar Anglijoje. Ir, na, kaip žinom, gyvena, kas emigracijoje užsienį, ypatingai Anglijoje, tai ten vieną namą, pavyzdžiui, nuomojas ir ten kokį nors 5-6 žmonės tam name gyvena, tai aš taip gyvenau su lietuvaičiais. Ir tada jau toks etapas buvo jau toks biški, kaip sakau, jau toks jau įsivažiavus prabangesnis, kada tie lietuvaičiai jau savo butą turėjo ir aš pas juos kambarį nuomojau, tai jau ne 6, mes 3 gyvenom. Ir jinai, va ta mergina, moteris, jinai labai daug visokių rankdarbių užsimdavo. Nu, ten visko yra išbandžius, ten ir dekupažą, ir vilnos vėlimą, ir žvakės, linkėjimai Gita. Tai ir aš kažkaip tą pasigavau iš jos, nes jinai visko darydavo ir kažkaip norėdavo pabandyti, bet tuo metu, kai aš norėjau pabandyti ir pasigavau, tai jinai nėrė. Siūlai, buvo mezgimas, nėrimas. Na ir aš irgi tų siūlų ten nusipirkau, pradėjau megzti ir jinai, man atrodo, man ir užrodė tą Etsy, kažkaip mes abidvi pasidarėm, jinai iš kitos nusipirkom ir kažkaip prasidėjo. Tada vintažas, į Buceilus važiuodavau už miesto, tokius, na, tie bagažinių turgus dideli, ieškodavau visokių niekučių ir ten, pavyzdžiui, už 50 centų nusipirka kažkokį pakabuką kaklo ir uždėdė už 30 svarų, nu, tai ir nuperka jį, žinai. Ar ten kokie akinių rėmelių už svarą, kokius įdomius ten vintažinius nupirki už svarą, už 5 svarų parduodi. Tai va tokia ta pradžia buvo, po to jau ten visi nėrimai, šalikai, visokie pledukai, va tada ir sūnaus pradėjo lauktis, tai va labai norėjau sinerti, megzti, čia kažkoks tai, nežinau, standartas lietuviškas yra moteris, jeigu laukėsi, tai jau reikia megzti arba ne. Nu va taip viskas ir prasidėjo, po to grįžus į Lietuvą 2014 metais kažkaip pas tėvus grįžau į Vilkaviškį, visiškai naujas etapas nuo nulio ir Marijampolėje yra toks fabrikas, Virinitas senų laikų, dar ten sovietinių laikų, dabar jau jis, aišku, privatus verslas, bet toliau gamina tuos siūlus, jie ten eksportų užsiema ir turi tokią nedidelę parduotuvėlę šalia to fabriko prie gatvės, kur galima tiesiog nuvažiuoti ir nusipirkti kažkokių siūlų, nes šiaip fabrikas ten tonom jie į užsienį eksportuoja. Tai aš su mama nuvažiuodavau, tų siūlų nusiperkam ir kažkaip tai va, tas nėrimas man ir liko. Ir po to va, tokią idėją pagavau, kad aš noriu kažko įdomesnio tų siūlų, ten miksuoti tuos siūlus, kažkokias spalvas naujas išgauti. Ir atsimenu, dabar galvoju, kiek ten ar jau eurai buvo, ar dar litai buvo. Gal 14, gal čia jau 15 buvo, tai jau eurai. 200 berods eurų aš investavau. Man tai buvo dideli pinigai, tada nedirbančiai. Ir nusipirkau tą pradinį siūlų rinkinuką ir aš pradėjau miksuoti ir Etsy pradėjau prekiauti siūlais. Ir kažkaip pagavo tuos mano siūlus Etsy ir rutuliojusi, augo. Ir po to buvo tokie įvairūs etapai, kada pradėjau banke dirbti, karjerą ten dariau, padariau tą karjerą ir tai buvo, kad jau porą metų man tų siūlų Etsy nebereikėjo, taip nustumė į šoną. Bet turėjau aš skaitmeninių failų Etsyje, nes Etsyje galima prekiauti ne tik produktais fiziniais kažkokiais, bet ir skaitmeniniais failais. Ir mano tie skaitmeniniai failai buvo nėrimo instrukcijos. Ir tie, pavyzdžiui, kaip atsimenu dabar gal grinai apie porą metų, taip grubiai paėmus, aš nieko nedariau Etsyje, bet iš tų failų skaitmeninių man vis krisdavo pinigai. Tai per mėnesį tai 100 eurų, tai 300 eurų, žinai, taip renkasi ir kažkaip fainų tos pasyvios tokios pajamos visiškai. Ir po to tik tai koks etapas, toks biški, kur jau, ten finansiškai reikia, kažką susigalvoja, reikia pinigų. Yra Etsys, aš pavarysiu, ten daugiau kažką įkelia, ar ten pareklamuoja panašiai, daugiau tų pinigų prikrenta. Tai Etsy vis laik taip šalia. Ir kažkaip, tiesiog tokia gyvenimo dalis, papildoma veikla ir kažkaip niekada jo taip ir nepamečiau. Mes dabar kalbam Etsy. Mes žinom, kas tai yra, taip. Bet galbūt kažkas žiūrintis ir klausantis, galbūt pirmą kartą girdi tą žodį, tai vis dėlto, kas tai per stebuklas ir ką ten galima daryti? Man tai irgi atrodo, kad jau čia visi tą Etsy žino ir, nes pati, kai to gyveni, tai atrodo, jau čia viskas visiems aišku ir būna kažką sutinki naujo, o kas čia yra? Aš galvoju, come on, tu nežinai, tai supranti, kad kiek dar yra tos galimybės parodyti Lietuvai, kad yra tokia platforma, tai yra taip angliškai vadinamas marketplace'as, lietuviškai online prekyvietė, kaip, sakykime, Amazon visi žino, AliExpress, eBay, tai ir Etsy yra
iš esmės tas pats principas, tik tai, kad produktai, parduotuvės, prekeiviai, jie daugiau yra, na, išskirtiniai tuo, kad handmade, rankų darbo, rankdarbiai, vintažas, menas, kūryba, tie skaitminiai failai, taip pat kažkokie grafikos dizaino ir panašiai, nors dabar jau yra tikrai tų perparduodamų prekių ten irgi nemažai prigužėję. Nes kaip tik ir norėjau klausti apie tai, ar yra kas perpardavinėja ir užsima tuo? Yra, bet iš tikrųjų Etsy tą draudžia. Tai nėra platforma dropshippingui, kai būna ten, sakykime, kažkas kitas siunčia prekes už tave, ten išsirenki ir ten tiesiog perpardavinėji. Tai nėra tas turgus ir jis negali būti, bet kadangi platforma yra tokia milžiniška, jeigu neklystų, paskutiniais duomenimis netoli 6 milijonų parduotuvių yra Etsyje. Ir praeitais metais 22 apsipirkė apie 100 milijonų pirkėjų visame pasaulyje. Tai galime įsivaizduoti, jeigu 6 milijonai pirkėjų, o kiekviena šių parduotuvė ten vidutiniškai keli šimtai produktų, pas kažką keli tūkstančiai, pas kažką keliasdešimt, tai kiek milijonų, čia galima milijardais reikia skaičiuoti, produktų cirkuliuoja toj platformai, tai natūralu, kad Etsy darbuotojai jie negali sugaudyti, sužiūrėti, kur ten kažkas netitinka taisyklė, nors tikrai turi tos algoritmus, kur ten būna ir blokuoja už kažką ir panašiai. Tai ta platforma ir išsiskiria tuo, kad ten galima rasti tikrai tokių originalių daiktų, aukštos vertės, didelės kainos, pavyzdžiui, lietuvaičiai, kurie kuria kažką ir nenori ten labai nusipiginti, kad, sakykime, ten mezga kojines ir nenori už 5 eurus pardavinėti, tai Etsy tas kojines tikrai galima ir už 40, už 50 eurų pardavinėti. Tai yra ta platforma, kurioje ateina žmonės ieškoti kažko kitokio, ateina ieškoti dovanų. Pavyzdžiui, Amerikos įžymybės labai mėgsta Etsy platformą ir ten patys perkasi kažkokius išskirtinius, vienetinius daiktus ir panašiai. Tai vat lietuviai yra fantastiški pardavėjai Etsyje ir tikrai yra Lietuvoje labai daug verslų, kurie iš esmės gyvena vien tik iš Etsy ir, pavyzdžiui, komandos po 30-50 žmonių, įmonė, 6ženkliais pajamos, pavyzdžiui, per mėnesį ir jie iš Etsy, Etsy jų veikla yra. Tik mes, aišku, čia nežinom apie juos, ten aš tikriausiai tikrai ne visus žinau, keletą pavadinimų ir ten juos stebiu, žiūriu, kaip tai ką daro ir panašiai. Jau jie pas mane tikrai neteina, bet lietuviai neperka Etsy platformoje. Labai mažai. Yra kas perka, bet labai mažai, nes mums tiesiog yra brangu visų pirma ir lietuviai moka daug ką pasidaryti patys. Pavyzdžiui, moterys moka megzt nert dauguma. Pasižiūri, gali nusimegzt, nusinert. Gal jaunoji karta jau nebemoka, ar ne, bet vis tiek nagingi žmonės yra. Tai mes galim pagaminti ir parduoti, o mum pirkti, tai kaip ir, atrodo brangoka, pavyzdžiui, koks pledukas 400 eurų, nelabai gal pirksi, ar ne, ten geriau tada paimsiu, pasidarysiu arba močiutės tetos paprašysiu, bet parduoti ir pagaminti mes mokam. Tai Lietuva yra aktyvi Etsyje pardavinėti, nors dar aišku, tai vėlgi dar daug kas nežino arba bijo pradėti. Bet kaip pirkėjai, tai aš net nereklamuoju platformos, kad pirkit žmonės iš Etsy, sakau, teikit pardavinėti. Taip. O šiaip pagal savo praktiką, ar vis daugiau lietuvių pradeda pardavinėti? Tai dėkui man, tai aišku, tai. Tai aišku, yra dar ir kitų kolegių, kurios irgi populiarina platformą ir moko ir padeda žmonėms. Tai tas ir yra, kad reikia duoti pirmiausia žmogui sužinoti, bet per pastaruosius metus, šiais metais aš pavasarį paleidau Etsy kursą. Etsy klubas atsidarė irgi, kur būrijo bendruomenė, tai dabar sumoj, sakykime, kursas, klubas ir paskaitos pas mane yra virš 700 žmonių, kurie dalis, kurių jau turi Etsy parduotuvės, bet didžioji dauguma jie tik pradeda. Tai taip, nes būna man dažnai sako, kad aš žinau, ten ruošiuosi, ten 3 metai, jau žinau šitą platformą, ten kažkokia draugė prekiauja ar kažką stebi, žiūri YouTube, nes anglų kalbų labai daug informacijos yra. Bet sako, vis nepradedu, nesirištu, ten pamatė mane, nes pas mane yra viskas labai paprastai, aš stengiuosi parodyti žmogų labai paprastai, nesukomplikuoti, nes padėti tam visiškai pradedančiajam žengti žingsnį, jeigu, pavyzdžiui, turi kažkokį hobį, bet nežinai, kaip realizuoti. Pavyzdžiui, darai, gamini kažką, bet net nežinai, kiek turėtų tas daiktas kainuoti, kaip apskritai tą atsidaryti ir kaip tą SEO daryti, ten iš vis kažkam baubo žodis yra. Ir tai mano ta misija supaprastinti viską žmogui parodyti, ant ekrano parodyti, kaip čia spausk, čia daryk, čia todėl, čia to nedaryk ir panašiai.
Tai aš manau, kad sėkmingai viskas vyksta, ta prasme, kad daugiau žmonių apie tai sužino. Aišku, tikrai ne visiems platforma skirta ir nutinka, bet kaip ir kalbėjom, dar kiek ir nežino, tai pasistengsiu, kad daugiau dar sužinotų. Tai o kaip kilo iš vis ta mintis pradėti dalintis žiniomis, ne tik pačiai prekiauti, bet ir pasidalinti savo patirtim, informaciją, kaip ir sakau, žiniomis ir tai monetizuoti? Neplanavau šito. Iš tikrųjų, aš apskritai net Etsy neplanavau, kad aš pati ten verslą kažkokį vystysiu, viskas labai organiškai ir man ne kartą gyvenime pasitvirtinę tai, kad kai darai kažkaip tiesiog su malonumu, organiškai širdies, žymiai geriau pavyksta, negu planuoji kažką. Ir ten, sakykime, kiek aš kažkokių darbų dirbus, kur bandau ten įsivaizduoti, aha, čia labai gerai, pareigos gerai skamba ir čia kaip, super. Ir ten pradėti tą darbą dirbti ir pamatai už 3 mėnesių, kad nieko ten super, ten tik tas ir paveiksliukas ir yra super, kad man tiesiog netinka. O kai darai taip iš širdies ir plaukia kažkas, tai tiesiog kažkaip savaime ateina. Tai ir su tuo, tiek su pačiu darymu Etsy taip man buvo ir tiek su mokymu. Tai buvo tokia kaip ir, sakykime, eksperimentai, nežinau kaip čia pasakyti, 2022 pavasarį, tai kovo mėnesį, man atrodo, aš pradėjau Instagram'e, nes jau šiokią tokią auditoriją turėjau, vis kažkuo dalindavosi, bet taip kažkaip, padirikai, tai tai 3, 5, apie knygas, apie vaikus, apie dar ką nors, apie verslą visada. Ir aš tokį kaip pasidariau, kaip ir iššūkį, eksperimentą, kad dabar šią savaitę aš jums pasakoju apie affiliate marketingą. Partnerystės marketingą, kai reklamuojam kažką kitą, kažkokią ten kompaniją, dedam nuorodą ir jeigu žmogus apsipirka, mes gaunam komisinius, ar ne? Ir Lietuvoje šitas mažiau populiaru, nes daugiau su nuolaidos kodais dirba influenceriai, bet užsienį per tinklaraščius, blogus, YouTube labai populiaru tas yra, kad galima iš affiliate marketingo labai gerai gyventi ir aš savaitę pasakoju auditorijai, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip pradėti, nuo ko lengviausia pradėti, ten, pavyzdžiui, Amazon affiliate ir panašiai. Ir, tą savaitę užsidarė. Po to, tą kitą savaitę aš jau imu kitą temą, ir pasakoju apskritai apie, tam, man atrodo, buvo apie Amazon affiliate programą, aš pasakoju, kaip iš Amazon galima užsidirbti, ten, pavyzdžiui, Instagram'e keliant į istorius iš Amazon kažkokius radinius ir dedant nuorodą, ar ne, ir tada, jeigu kažkas apsipirka, įkrenta komisiniai. Bet reikia, aišku, užsiregistruoti tose programose. Aš šitą papasakoju, ir tada buvo Etsy savaitė. Tai ta Etsy savaitė tęsiasi dabar jau 1,5, beveik 2 metai bus. Tai Etsy savaitė. Tai nes buvo taip, kad aš pradėjau pasakoti apie Etsy ir automatiškai kažkaip auditorija užsikabino, nebepaleido manęs, nes prasidėjo klausimai, žinutės, tai gal gali padėti, man ten situacija tokia buvo, kitokia situacija, gal gali pakonsultuoti. Tai aš atsimenu, pradžioj jau pradėjau iškart konsultuoti, bet aš neimdavau pinigų. Nes aš tiesiog nesupratau, kad galima imti ir man viena klientė sako, aš tau sumokėsiu po konsultacijos. Sako, duok sąskaitos numerį pervesiu, aš taip, ta prasme, what? Man sumokės, žinai, nes taip kažkaip natūraliai, viskas taip atrodo plaukia. Ir tada taip įkainojau jau savo konsultacijas, pradėjau konsultuoti ir taip vis daugiau. Ir nebepaleidau tos temos tiesiog, nes ir pačiai labai patiko dalintis. Ir kai manęs kartais klausia, ar aš galėčiau ten kažkokią paskyrą administruoti ir dirbti su kažkuo, aš sakau ne. Nes aš nenoriu tiesiog savęs įsidarbinti kažkokiam kitam versle, aš noriu toliau gilintis, nes jeigu aš pradėsiu su kažkuo konkrečiai dirbti, tai aš jau nebegalėsiu tiek daug dalintis, nes tiesiog dirbti su kažkuo užtrunka daug laiko, o man įdomiau pamatyti daug plačiai vaizdų, nes tie 300 verslų, čia grubiai paėmus, tai jeigu aš dirbčiau tik, pavyzdžiui, su savo parduotuvė ir ten keliom, tai aš tiek daug tikrai nebūčiau išmokus visų pirma pati, pamačius situacijų, ar ne, prie skirtingų produktų prisilietus, nes, rankdarbiai ten mezgimas yra viena, bet, pavyzdžiui, ten kažkokia keramika, ar odinės rankinės, ar websaitų dizainai, aš patirties tais produktais neturėjau iki šiol, tai labai daug teko prisiliesti prie skirtingų visokių situacijų. Tai taip, abipusė nauda gaunasi, ar ne, kad ir jūs pasidalinat savo žiniom, bet tuo pačiu prisiliečiat prie kažko kito, prie ko neteko dirbti. Taip. Aš manau, kad bet kokiam specialistui, ekspertui yra panašiai. Taip. Minėjot, kad sukūrėte Etsy klubą.
Tai kaip gimė ta mintis, kurt bendruomenę ir ką ten galima rasti atėjus pas jūs? Ta mintis gimė su kursu, nes kai kūriau kursą ir pradėjau pardavinėti visą tą pilną kursą, dažnai klausdavo, o ar aš galėsiu dar papildomai kažką paklausti, jeigu ten man kils klausimų, ar čia nusipirkau ir neringos nėra. Ir kažkaip galvoju, bet reikia tą erdvę kažkokią palikti žmogui, kur gali toliau bendrauti su manim. Ir kadangi aš kursą talpinau tam tikroje platformoje internetiniai, kur yra ne Facebook'o grupė, o mokymų platforma, ten yra ta galimybė kurti community, bendruomenę, tai va aš tą galimybę tiesiog pasinaudojau, bet ne iš karto. Ir tas noras gal ir buvo toksai, kad tai Instagram'e ten sekėjų krūva, tai ten e-mailus rašo, žinutes, tai Facebook'o grupė ir panašiai, tokių, visur išsibarščius. O čia kažkaip norėjau susikurti vieną vietą, platformą, kur visi galėtų susirinkti ir jie žinotų, kur ieškoti. Ne tai, kad, sakai, neringa, bet, neringa šiandien, neringa ten, neringa dar žinių radijų, neringa dar su vaikais, dar neringa savo daro, tiesiog, sugalvosiu ten dar kažką daryti ir tai, ką čia ta neringa daro. O Etsy klubas visi žinos, kas tai yra. Ir mano net tokia mintis, galbūt kažkada net, kad ne aš viena ten būčiau, galbūt suburti daugiau lektorių, kurie galėtų tame Etsy klube edukuoti, mokyti ir ta būtų vieta visiems žinoma, kur eiti, jeigu kyla klausimų apie Etsy. Tai ką mes ten darom, tai visų pirma, tai yra diskusijų erdvė, kur galima užduoti klausimus, pasidalinti, paverkti, pasidžiaugti. Ten, pavyzdžiui, pirmų įvykusių pardavimų, ar ten kažkas nepavyksta. Darom susitikimus, tai ir pas mane ir Marijampolė, ir čia Vilniui dariau, nors tarp kitko į Marijampolę daugiau atvažiavo žmonių, ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos atvažiavo, ir šiaip pas mane dažnai atvažiuoja ir iš Telšių, ir iš Arnos, iš Palangos, iš visur. O Vilniui mažiau susirinko, kai dariau. Tai susitikimus darom online, taip pat darau parduotuvių apžvalgas, narių, būtent jau turi parduotuvę ir ten mokosi, daro ir aš tiesiog neprisijungiu prie jų parduotuvės, bet padarau tiesiog įeinu ir padarau apžvalgą, nuomonę ir kiti nariai mato irgi gali savo parduotuvės analizuoti. Turim pardavimų mainus, kur gali naujokai apsimainyti pardavimais, nes Etsy tas labai svarbu yra, kad tie pirmi pardavimai, juos, kaip sakau, pramušti yra labai sunku dabar, nes, daugybė naujų parduotuvių kuriasi kasdieną. Ir aš ir čia matau, kaip žmonės kuriasi, bet visam pasaulyje galim tik įsivaizduoti 1000 parduotuvių kasdien atsidaro ir kad organiškai parodytų produktus kažkam arba dideliam srautui, tai jau neįmanoma, ar ne? Nes jeigu žmogus kažko ieško, jam parodyti tai, ko ieško kaip pirkėjas, tai Etsy turi atrinkti iš tų visų 1000 milijonų, ne? Tai organiškus pardavimus gauti yra sunku, tai ir atsiliepimus, o tas Etsy labai svarbu. Tai mes Etsy klube apsimainom, vieni iš kitų nuperkam, kad būtų tie pirmi pardavimai atsiliepimai, kad jau kai atėjęs organiškas pirkėjas matytų, kad čia ne kažkokia tuščia parduotuvė, bet jau kažkas pirko. Ir tai yra normalu, Etsy tą palaiko ir patys tą rekomenduoja, pataria daryti, kad ten giminaičiai, draugai nupirktų, bendruomenė ir panašiai. Ir dar taip pat Etsy klube keliu įvairius mokomuosius video pagal užklausas įvairias, nariai ten klausia, pavyzdžiui, surašo visą eilę klausimų, tai aš padarau įrašus arba kažkokią konkrečią temą prašo papasakot, pakalbėti, ir jau matau, kad kartojasi klausimas, tai padarau papildomus mokomuosius video, tai tokia mokymų, mokymų ir palaikymo erdvė, sakyčiau taip. Tai viso to kažkur mokotės papildomai, ar tai yra tiesiog patirties klausimas? Iš tikrųjų buvo etapas, kada aš apie Etsy YouTube klausydavo kokias 2-3 valandas per dieną ir ištisai ten įvairių, kur dalinasi patys Etsy pardavėjai, amerikiečiai, Kanada, Australija. Ir dar dabar karts nuo karto paklausau ir man įdomu, nes dalinasi įvairiom situacijom, kur aš, pavyzdžiui, nesusidūrus, tai ten nuolatos palaikau. Tai čia nėra, kad aš jau viską žinau ir pati platforma keičiasi, vis kažko naujo atsiranda, funkcijų ar ten renginiai jų vyksta, tai visada juos žiūriu. Tai nuolatos aš tą darau, nors, pavyzdžiui, esu ir pirkusi kursą Etsy. Už $2,500. Tai kai man pasako, kad mano kursas yra brangus, tai aš nieko nesakau, aišku, bet aš tik pagalvoju, kad kartais žmonės nori nemokamai viską gauti, bet patys iš to uždirbti, tai aš kažkaip nesu tos nuomonės, kad jeigu norim
verslą padaryti gerai uždirbti, turim kažkiek investuoti ir arba tada tiesiog eiti tuo ilguoju keliu ir bandyti viską daryti patiem, o jeigu norim kažkokios jau kažkieno sukramtytos informacijos ir tų klaidų peršokti tas klaidas kažkieno padarytas, nepadaryti jų patiems, tai tada tikrai verta susimokėti. Tai vat aš pirkau tą kursą, atsimenu, bet nežinau, kaip čia dabar taip korektiškai pasakyti, aišku, nelietuviškas jisai buvo. Nežinau, kad netrodytų, kad čia labai giriuosi, bet aš labai jau nusivyliau. Ta prasme, ten buvo, pradėkim, tokių dalykų, kur neteisėtų net dalykų buvo pasakojama, ko Etsy neleidžia daryti. Ten, maždaug apeikim šitą, padarykim taip, tai bus labai gerai. Ir ten, o Etsy draudžia, neleidžia, ir jeigu, pavyzdžiui, pagautų darant, gali blokuoti, ar ne? Ir apskritai nelegalūs dalykai, pavyzdžiui, kad prieš nuolaidas darant išpardavimą pasikelti kainą produkto, tada padaryti nuolaidą, o po išpardavimo vėl sugrąžinti kainą, kokia buvo. Tai yra nelegalu ir ten pasako amerikietė, o Amerikoje už tai yra realiai baudos didžiulės ir apskritai ir Lietuvoje tas yra nelegalu. Tai ten maždaug tokie dalykai buvo pasakojami, tai aš ten surašiau krūvą pastebėjimų, screenshotus pasidariau, pabraukiau raudonai, išsisaugojau ir nusiunčiau, prašom, grąžinkit man pinigus, nes aš nenoriu mokytis iš tokių lektorių, kurie pasakoja nelegalius dalykus, kuriuos draudžia Etsy. Aišku, gali kartais kažko tai pats ten nežinoti ir panašiai, bet čia akivaizdžiai buvo pasakoma, kaip apgauti patį Etsy. Tai vat aš šito nepalaikau ir kai manęs kartais klausė, ten buvo klientas kažkada prašė padėti su dropshippinimu daryti, tai aš atsisakiau, nes aš jeigu Etsy neleidžia, aš neprisidėsiu prie tokio verslo, kur nori greitai prasukti krūvą pinigų, dropshippinant ir ten apgauti platformą iš esmės, tai aš esu, kaip sakykim, Etsy ambasadorė, neoficialiai, aš šiam nedirbu, bet aš taip jaučiuosi, tai aš pavyko susigrąžinti pinigus? Taip. Be jokių bėdų, ar ne? Taip, nors ten buvo perkant kursą parašyta, kad negrąžinami pinigai, nes ten buvo viens skambutis prieš, nes kadangi toks pardavimas, tai ten kažkaip matyti dar tos skambučius ir po to jau ten perki. Tai ir buvo pasakyta, kad ten pasiruošus investuoti, amerikiečiai moka. Bet aš ten labai taip teisiškai sudėliojau ir man tik vieną eilutę parašė, ten atsiprašau, kad taip jaučiatės ir ten tipo grąžinsim pinigus, žinai, tai matyt suprato, kad... Bet toliau tą kursą pardavinėti. Tai čia, žinot, gal vienintelį tik tokia buvo nepatenkinta turbūt, gal taip reikėtų sakyti. Labai skamba, kad turi daug veiklos. Iš tikrųjų turbūt taip ir yra, kad turi tikrai labai daug veiklos, ne tik skamba. Tai kaip atrodo ta diena, kaip atrodo rutina, nes atrodo, kad kaip ir neturit apibrėžtų darbo valandų. Ne, neturiu aš darbo valandų, kartais būna norėčiau, kad turėti, bet iš tikrųjų labai esu dėkinga pati savo tikriausiai už tai, kad aš jų neturiu ir kad tokias sąlygas savo pasidariau. Tai diena tai mano prasideda apie 7 ryto, nes reikia atsikelti sūnų, išleisti į mokyklą, šiaip tai miegočiau ilgiau. Išleidžiu, tokia mano rutina būna ten jam pusryčius padaryti, prižadinti, dėžutę prieš pečių suruošti ir panašiai. Ir tada jau, kai išleidžiu, tai jau pati pradedu ruoštis, tada jau vyras su mažiuku keliasi, nes mes į darželį nuo 9 valandos leidžiam, namie pusryčiaujam. Tai ir po to aš tai arba einu sportuoti, nes jeigu sportuoju su treneriu, tai vidury dienos einu, jeigu be trenerio, tai ryte tada einu. Ir tada jau einu į darbą, tą savo darbą. Tai mano darbas yra taip namai ir sekantis pastatas mano ofisas. Tai va ten mano tas darbas, ar ne, mano studija. Tai gaunasi ten 10 valandą, pusę 11. Bet buvo tas noras, ar ne, atsiskirti, ne namuose turėti tą darbo erdvę? Tiesiog vietos namie nėra. Ten anksčiau būdavo sukrauti, ten siūlai ant spintų arba rūsy, kur fotografuoti, filmuoti iš vis nėra, ten tokia lenta turėjau, tai išsitraukė, susilankstai, tai vaikai, ne. Tai va, ofisas studija labai palengvino, labai džiaugiuosi, tai ir jaučiuosi, kad ateinu į darbą ir tada
Tiesiog, ką susiplanavus, tą darau. Dažniausiai tai pirmiausiai sėdu prie kompiuterio, atsakinėjau į klausimus, Etsy klubo, būna atrodo, jau viską išsišvarinu, viską atsakiau ir per dieną 20 subyra ir žinučių vairiausių ir e-mailų, tai vat tą atidirbu, tada visada skiriu laiko ir savo rankdarbėms, savo kūrybai, nes ir to nepaleidžiu ir kuo toliau noriu daugiau tą daryti, tai konsultacijas kažkokias turiu, sakykime, vidury dienos susiplanavus ar susitikimus, ar ten, pavyzdžiui, spiečiu dalyvauju aktyviai verslo erdvėje, tai mentorė, turiu merginą, kuriai mentoriauju su Etsy, tai tos veiklos daug, tai kažkas ateina, ištisai, tai po to jau po pietų sūnų, pavyzdžiui, ten nuvežti į kokį būrelį reikia, ar grįžta jisai ir tiesiog ta diena tokia, jinai labai bėgime, chaose yra ir kaip man sako kartais, o Jėzu, kiek tu visko daug darai, dirbi. Tai jeigu taip iš šono kas nufilmuotų ir suskaičiuotų, kiek aš iš tikrųjų dirbu dienos metu, tai kokios gal būtų 3 valandos. Tikrai. Nes aš galiu sau leisti ten kažkur nueiti, kur reikia ten ar pas dantistę, ar kažkur kirpyklą, bet kada aš pati susiplanuoju savo dieną ir kiek jau ten lieka laiko darbui, tiek ir dirbu. Bet aš dažnai dirbu vakarais ir savaitgaliais. Tai va ta tokia ramesnis metas, kada jau mažiau ten skambina, rašo kažkas, reikia man įrašus, pavyzdžiui, kursą baiginėjau įrašinėti naują, tai būna, kad ten pavakariniaujam namuose ir aš jau kokią 8 valandą dar einu į ofisą ir porą valandų aš dirbu įrašinėju. Ir kažkam tai atrodo siaubas, net ten kaip parodai, kad, o Jėzu, jinai vakarais ten savaitgalis dirba, bet netgi per visą savaitę suskaičiuotumėm, tai nesigautų tikriausiai tas pilnas etatas, nors aš labai daug telefone, pavyzdžiui, ten kažką bedarant, bendrame, komunikavime, atsakinėjame, greitosios pagalbos kažkam labai reikia ten ir panašiai, tai aš visame veiksme labai daug esu. Jo, tai kaip ir sakau, neveltui tai skamba, kad labai aktyviai ir tokiam tikrai bėgime atrodo gyvena. Tai taip ir yra faktiškai, taip. To vat sunkaus to darbo, tai pas mane nedaug, aš jau nenoriu daryti sunkaus darbo, kad atsisėdi ir tik dirbi, aš tiesiog negaliu. Tai ko labiausiai nemėgstat savo versle? Buhalterijos. Dažniausias atsakymas iš tikrųjų. Pinigus tai labai mėgstu. Ta prasme, reikia mums visiems pinigų, ar ne, ir norim uždirbti ir kokybiškai gyventi sveikai, skaniai ir panašiai, tai čia gal daugiau apie tai, įdomiai, aktyviai. Ne tai, kad ten kažko pasipuikuoti, tai, bet tą vesti buhalteriją, tai ten reikia susideklaruoti kažką, tai man kančia iki paskutinės akimirkos ir dabar tai kas mėnesį ten aš individualią veiklą turiu, tai ten užsideklaruoju savarankiškai, ką reikia, bet jau reikės tą metinę buhalteriją daryti, tai aš jau tikrai jau ateinančiais metais tikrai pati nedarysiu, nenoriu. Jau kontaktų per šius metus labai daug sutikau, kas tuo užsiema, tai aš manau, kad išsirinksiu ir jau atiduosiu kažkam kitam šitą darbą. Tai aš tokį vaizdą turiu vis dėlto, kad Etsy gali būti pagal jūsų šį patirtį, tai iš principo net ir pagrindinis pajamų šaltinis, bet kažkam tai galbūt surezonuos ir tai gali būti kaip papildomas, ar ne, pajamų šaltinis. Tai ko reikia žmogui, norint startuoti, tiesiog pradėti tai daryti? Tai jeigu taip jau visiškai nuo pačios pradžios, tai galbūt reikia to apsisprendimo, nes tai užims laiko. Nes dažnai toks įsivaizdavimas, kad čia labai viskas lengvai, greitai, nors jau daug kas supranta, kad tikrai nelengvai ir negreitai, bet kad susikursiu ir viskas čia kažkaip ir byrės. Tai ne, reikia susiplanuoti to laiko ir suprasti, kad ir papildoma veikla, ypatingai jeigu papildoma, tai įsivaizduokite, jeigu yra kažkoks kitas darbas ar ne, o čia kaip papildoma, tai reikės papildomo laiko. Taip. Nes susikurti papildomas pajamas, iš oro, tai sako pasyvios pajamos. Čia iliuzija yra, ta prasme, kad turėti pasyvias pajamas, tai iki tol reikės dar tiek padirbti. Jo. Tai visų pirma, reikia to laiko turėti ir susiplanuoti bent kažkiek, bent pusvalandį per dieną, kad pradėti daryti, ar ne? O ką daryti, va čia klausimas tada, tai jeigu jau yra produktas kažkoks ar hobis, kurį galima paversti tuo parduodamu produktu, tai pradėti truputėlį gal daugiau žiūrėti, gilintis iš tos, ne tai kad verslo, bet pardavimo pusės, nes jeigu mes, sakykime, yra moteris, kuri mezga pledukus, tai
jie reikės ne 2 pledukus pateikti Etsy, o reikės daugiau, tai vat reikia kažkaip tą asortimentą pagalvoti, kaip aš iš savo to hobio galiu padaryti produktą ir jį išplėtoti, ar ne, į kažkokį didesnį asortimentą, galbūt kažkokių papildomų produktų. Tai vat pradėti šitoj vietoj galvoti. Ir tada, aš tai visada sakau tiesiog pradėti, nes kai būna ruošiasi 3 metus tam idealiam startui ir niekada nepradeda, tai aš manau, kad tie 3 metai galėjau daug daugiau išmokyti. Taip. Darant, kad ir tas klaidas darant, negu pradėti po 3 metų jau su tuo idealiu startu ir ten vis tiek tos pačios klaidos bus, viską reikės išmokti, tai netidėlioti tos pradžios. Tiesiog imti ir tiesiog pradėti ir tiesiog, kai būna, blogiausia, kai žmogus žino, kas jo laukia į priekį ir tada viso to bijo ir dėlsia pradėti, nes žinau, kiek daug laukia. Būna, kad porą, dabar paskutiniu atveju buvo moteris rašė, nusipirko mano kursą ir visą peržiūrėjau. Ir sako, viena tai baisiausiai išsigando, kad jau čia gal tada neverta pradėti, nes aš kurse, ar ne, ten pradedu rodyti ir po to gale, jau jeigu informacija yra jau ta, stipresnė, kur jau, nes žmogus praėjo tam tikrą etapą. Ir tą išgirsta, bet dar nieko nepadarė iki tol. Ir gali tikrai išsigąsti. Aš sakau, bet kurse pasakyta, kad jūs neklausykit viso kurso, jūs paklausėt vieną pamoką ir darykit. Jūs padarėt, tada klausot kitą pamoką. Ir vėl darot kursas tam skirtas. Tai va čia blogiausia, kai žmogus nepradeda, nes žino, kas kiek laukia. Tai aš sakau, tiesiog pradėti žingsniuoti tą žingsniuką. Ir iš to antro žingsniuko jau matysis, ką toliau daryti, ar ne? Kaip sakau, gabaliukais, mažais gabaliukais daryti reikia. Labai geras tas jūsų pasakymas, tiesiog reikia pradėti daryti. Taip, čia visur galioja, man atrodo. Taip, visiškai, tiesiog žmonės pamiršta apie tai. Taip. Kadangi turit jau daug patirties, ar ne, su klientais, tai dabar išduokit paslaptį, tai vis dėlto kiek galima užsidirbti? Oi, daug. Tai pavyzdžių realių žinau, kur 6-ženklės sumas uždirba. Aišku, pajamos, ar ne, mes jeigu pelną skaičiuojam, tai jau atskiri niuansai yra, kur jau reikia, sakykime, jeigu yra komanda, jeigu yra savikaina, jeigu yra gamyba, kažkas kitas gamina produktą, tai kaštai gali būti pakankamai dideli ir tada tą pelną suskaičiavus ten, pavyzdžiui, pajamų ten, sakykime, 20 000, o pelno ten gali būti 3-4 tūkstančiai, ne? Priklauso nuo produkto. Su skaitmeniniu produktu gali būti visai kitaip, gali būti ten, pavyzdžiui, jeigu ten fizinio produkto 20 000 pajamos, o pelno 3 000, su skaitmeniniu gali būti pajamos 6 000, o pelno 5,5, ar ne? Daug daugiau, nes savikainos nėra. Tai prie manęs arčiausiai gal tokių pavyzdžių turiu, kur sakykime, startas nuo starto, antrąjį mėnesį mergina suprekiavo 200 eurų, trečią jau 500 eurų ir dabar keliauja tolyn. Dabar jau nežinau, nes tiesiog aš nedirbu su ją ištisai, bet pradžią mačiau. Kitas pavyzdys yra pavasarį buvo jau veikianti parduotuvė, bet tiesiog tokia niekaip neįsivažiuojanti, jau gal metai ir 2 buvo ir vis tai parduodavo 2-3 produktus per mėnesį ir ten moteriškų drabužiai yra, ten, sakykime, pajamos 400-500 eurų ir vis tai kaip čia pramuš. Tai dabar prekiauja 9 000, 10 000, tai per pusę metų įsivažiavo iki tokio rezultato, ar ne, sutvarkėm tam tikrus dalykus ir jau dabar, sunkokai ir spėja, tai tarsi kaip šiaip toksai asmeninis, galima sakyti, verslas. Taip. Nors yra ir tokio pavyzdžių, kur tiesiog, pavyzdžiui, nepramuša. Tai visko yra ir ta prasme nėra čia kažkokia panacėja, kad ateis ir tau viskas labai puikiai, žinai, visko gali būti. Tai ir teks visko išbandyti, kartais būna, kad aš, sakykime, patariu tam tikrus dalykus, klientas nenori daryti. Nes, jam atrodo, kad aš toks, mano produktas toks, taip, produktas taip, bet, sakykime, dėl pateikimo tam tikro, ar ne, nes Etsy irgi, yra ta platforma, kur turi tam tikrą tą tokį, ne tai kad standartą, bet kokios nuotraukos, kokie video geriausiai pritraukia ir konvertuoja. Ir turi ten, sakykime, kažkokį įsivaizdavimą, kaip nori, kad tas produktas atrodytų nuotraukoje. Ir nenori keisti, nors aš sakau, kad čia yra problema. Nes jeigu ateina peržiūros, bet nėra pirkimų, tai tada klausimas ne Etsy neveikia, o neveikia tavo neužkabina. Taip, neužkabina, ar ten informacija, ar vaizdavimas ir panašiai.
Tai va ten reikia eksperimentuoti, bet kartais nenori. Tai aš sakau, tai čia yra tada ne verslas, ne pardavimą, o tiesiog kūryba, pateikimas savęs, nes yra kūrėjai, menininkai kūrė, bet jie galbūt ir nenori didelių pardavimų, jie nori tiesiog kaip ikonos kažkokios būti, ar ne, ir ten pirks kažkam tiksiu, tai okei, bet jie nežiūri tai kaip į verslą, nes kai mes žiūrim į verslą, į pardavimą, mes turim tą savo tokį asmeninį skonį šiek tiek kartais pastumti, nes mes turim galvoti apie klientą, kaip jis nori matyti, kur jis tą daiktą nešios, ar ne, kur jis jį padės, o ne kaip aš jam noriu parodyti. Prisitaikymas turėtų būti. Šiek tiek, ta prasme taip. Aišku, išlaikyti savo identitetą, tą brandą, viskas ok, bet jeigu norim pinigų verslo, mes turim gal kaip tam pirkėjui įtikti per tą ekraną kompiuterio, kad jis paspaustų mygtuką pirkti. Tai va čia yra tas dalykas, tai kiek uždirbti galima, tai priklauso nuo lūkesčių, nuo ambicijos, noro ar ne, nuo įdedamo laiko, pastangų, tai va čia priklauso, nes galima uždirbti kelius šimtus eurų, galima kelis tūkstančius, galima kelias dešimtus tūkstančių ir tų pavyzdžių čia Lietuvoje yra. Tai kad tikrai galima. Labai gerai skamba, labai. Taip. Tai jeigu aš teisingai suprantu iš to, ką mes dabar kalbam, tai visa tai yra jūsų pagrindinis pajamų šaltinis. Tiek, ką jūs parduodat, tiek ir mokymų veikla, ar ne? Aš būsiu labai atvira, tai aš su savo parduotuvėm labai mažai dirbu, nes aš, kai pradėjau komunikuoti apie Etsy Instagram'e, tai aš tada dabar sakau, tai aš darysiu savo Etsy. Ir aš nespėjau įsivažiuoti, nes mano visada, kai buvo papildoma, kada mane užpuolė klientai, konsultacijos, bet ir, kaip čia pasakyti, man iš vienos pusės kaip ir gaila, nes aš tikrai norėčiau, kad mano Etsy parduotuvės būtų mano pagrindinė veikla, mano pačios tie produktai, aš to labai norėčiau ir kažkada, manau, taip tikrai bus, dabar taip nėra. Bet iš kitos pusės, jeigu aš būčiau dariusi savo Etsy parduotuvės kaip pagrindinę veiklą, aš nebūčiau atėjusi į konsultavimą ar mokymą, nes aš tam tiesiog laiko neturėčiau, ar ne? Aš nebūčiau turėjus tiek laiko praleisti su klientais ir gal ir gerai taip, nes aš nebūčiau tokio lygio gal pasiekus, sakykime, tam ekspertiškume su savo parduotuvėm. Neįmanoma. Ta prasme, jeigu tu nematai kitų vaizdo, neprisilieti prie kitų problemų, nepadedi kitiems augti, nes mano klientai užaugo žymiai sparčiau per tą laiką negu aš su savo parduotuvėm. Bet čia taip yra, aš taip tokį sprendimą tiesiog priėmus dabar esu, kad aš dirbu su klientais, su verslais, ir aš turiu ten pavyzdžius, ką parodyti, ar ne? Nors iš tikrųjų, dėl viešumo čia yra toks niuansas, nesmagus, kad aš negaliu klientų parduotuvių rodyti viešai dėl susitarimų, dėl to, kaip sako, meškos paslaugos nei savo, nes kartais būna, sako, tai parodyk, ką tu čia padarius. Nelabai galima, apart kažkokiu tai screenshotų, nes iš esmės dabar įsivaizduokim, jeigu ten ar į mano ar kliento parduotuvę suplaukia, koks 1000 mano auditorijos žmonių tiesiog pasižiūrėti. Aha. Tai yra marketplace'as, kuris turi savo algoritmus. Ir jeigu tas 1000 eina pasižiūrėti ir niekas neperka, krenta algoritmas ir ate tavo peržiūrom. Ta prasme, pamatė ir dar tu labiau iš Lietuvos 1000, kur Lietuvoje mes apskritai neprekiaujam, sakykime, iš Lietuvos 1000 atėjo ir jie pradės Lietuvoje daugiau rodyti. Ta prasme, susivarysim labai greitai. Tai čia yra tas niuansas, kad kodėl nerodomos parduotuvės ir kas, pavyzdžiui, su dropshippingu, būna ten lektoriai užsienį tikrai dideli ir ten savo kursus labai brangiai pardavinėja, jie savo verslų veiklų nerodo, nes žmonės ateis nepirkt. Tiesiog ateis paciokint, taip. Ir, čia niuansai yra, ar ne, o tai jeigu ten atsiranda iš to 100 kažkas ten nepasitikė, tai tegul nepasitikė, tai čia jo reikalas yra, tegul daro patys. Tie, kurie pasitikė, tada mato rezultatus tiek savo, mato nuoširdumą, kiek informacijos atiduodi, kiek pasiruošęs padėti, tai, tiesiog. Taip veikia. Tai minėjot, ar ne, kad dirbat pagal individualią veiklą, tai mes visi gerai žinom, kad tai galima traktuoti kaip ir dalinai su nepastoviom pajamom, ar ne? Iš dalies, todėl kad niekada nežinai, kada kas pirks, kada kas ateis, galbūt kada kas mokymus nusipirks ir gal negali planuoti to tikslaus pajamų ateinančio kiekio. Tai kaip jūs valdot savo finansus? Galbūt turit kažkokią tai auksinę taisyklę jau atradus? Dėl to nepastovumo, tai aš gal nelabai sutikčiau, nes aš dirbus ir daug ir samdomam darbe, tai tu niekada negali žinoti, kada vieną dieną tavęs nebereikės, arba tiesiog sugalvosi išeiti, kaip aš, pavyzdžiui, sugalvoju išeiti iš bankininkystės be plano, sakykime, be santaupų ir panašiai.
Tai čia bet kur tas yra, o šiais laikais tai tas verslas, individuali veikla, nors manau, kad jau bręstų įmonėje, tai yra visiškai normalu ir dar kartiems pastoviau negu tas samdomas darbas. Ir sakykime, man, tai, kaip pavyzdys, dabar nepriimkim skaičių už gryną pinigą, bet kaip pavyzdį pasakau, ar ne? Tai geriau ten 1000 eurų pastovių pajamų samdom darbe, ar taip nuo 5 iki 10 tūkstančių nepastovių su individualia veikla. Nepastovių, bet nuo 5 iki 10. Tai va čia tas nepastovumas, čia tik taip kaip pavyzdį pasakiau. Tai, bet jeigu tu tą darai, žinai, tu visada aš, pavyzdžiui, tai žinau, aš dabar noriu mažinti individualias konsultacijas, nebedaryti jų, nes, tai pririša mane labai prie laiko ir labai daug energijos aš tam atiduodu. Ir aš dabar jau ten nusistatau laikų, kad per mėnesį tik tai 3-4 jos bus. Bet aš jeigu noriu, tai aš, tai matysiu, kad man tada jau ten iš kažkur trūksta, tai aš tada padarysiu 20 laikų ir man tada, nes aš jų nori daugiau negu aš darau. Tai tada bus, yra tų būdų, tada tada Etsy parduotuvę savo daugiau pradėsiu krūtinti daryti, ar ne? Tai tas nepastovumas, tai man gal net ir patinka, nes jis skatina nuolatos kažką galvoti, kurti, kaip judėti, bet aš toks žmogus esu, nes yra žmonių, kuriems galbūt ir geriau ta mažesnė suma, bet jie tiksliai žinau, kad gaus, tai aš ne tas žmogus. O kaip su finansais tvarkausi, tai blogai. Aš, kaip sakau, aš moku uždirbti, bet moku ir išleisti, nors pati ir buvus ir bankininkė, tai aš moku skaičiuoti, strateguoti, kaip turi ateiti, iš kur ateiti, kaip uždirbti ar ne, ten išlaidas, viską galiu irgi sudėlioti verslo, viskas tvarkoja. Bet kalbant asmeniškai, tai man geriausia veikia, kaip tu nedisciplinuotam žmogui šio klausimu, tai padėti pinigus į šoną, į tam tikrus įrankius, kur aš jų nematyčiau. Tai pavyzdžiui, investavimą į akcijas, ten, sakykime, per Revolutą, kitas dar ten programėlės, į ten gyvybės draudimą šiek tiek minimaliai, ten 3 pensiją, ten, bet šituos įrankius, ten vienam bankė turiu ten investavimo įrankį, kitam bankė investavimo ir aš tiesiog ateina pinigai ir aš tada, biški ten, kad tik tai nematyčiau aš jų, bet žinau, kad jie nedingo, nes jeigu jie bus sąskaitoj, tai ate labanok, tai ir čia taip atvirai kalbant, nors atrodo, nei aš ten kažkokių brangių drabužių perku, nei aš kažkur ten, bet tiesiog taip kažkaip yra, aišku, aš siūlų daug perku, tai pas mane jau ten. Bet čia jūsų veikla, tai sugalvoju, tai mikrofoną kokį, tai dabar ten lempa, tai tai bet ta prasme, bet kalbant taip apie tą discipliną, vis tiek reikia pasirūpinti, aš labai tą palaikau, kad, neliktumėm ant to nulio, kad būtų iš kur pasiimti, kai reikia ir kaupti ateičiai, kaupti, tai senatvei, kuri visiems netoli, tai tą darau. Tikrai tą palaikau, tik tai aš ne kažkokį tai vieną aparatą įrankį, bet labai skirtingai. Labai gerai skamba, tai viską teisingai, manau, daro. Tai. Galima gal ir teisingiau, galima ten tikrai struktūruočiau susidėlioti, bet aš manau, kad jūs geresni ekspertai šitoj srityje. Jeigu ką, tai pas mane neklauskit, pas Kristiną klauskit, padės geriau. Ne, tiesiog, žinot, visą laiką įdomu paklausti žmonių, tie, kurie, aš iš dalies sutinku su jūsų nuomonė apie tą pastovumą ir nepastovumą, bet sakyčiau, yra toks galbūt nusistovėjusi nuomonė, gal taip pasakyčiau, apie tą individualią veiklą, kad tai priveda prie kažkokio nepastovumo, neužtikrintumo, kad tu nežinai, kad tu tikrai tą 1000 gausi tą mėnesį ir gal kai kuriem tas netinka ir sukelia kažkokią galbūt stresą ir nepatogumą, bet kaip jūs sakot, kai žinai, kaip susitvarkyti, kaip papildomų konsultacijų ar nepasimsit, tai nebelieka streso. Čia gal nuo veiklos priklauso labai, kas ta individuali veikla, jeigu tiesiog prekyba, tiesiog kažkuo, tai taip, gali būti, gali nebūti, bet čia ir arba pačioj gali būti, sunkiau. Bet kai įsivažiuoji ir pasieki tam tikrą tašką, tai tu tiesiog, man tai yra kaip darbas. Aš kaip į darbą tai žiūriu ir turiu susitarimus, turiu klientus, turiu sutartis ar ne, ir aš
ir aš dirbu. Taip, Tai tiesiog aš manau, kad čia labai priklauso, koks tikslas yra, ar tos įdomios veiklos, kaip pasijų pavėjimų, kur gali būti, nebūt. O vat aš save įsidarbinu ir aš labai atsakingai į tai žiūriu, į tas savo pareigas, kurias einu ir tiesiog, jeigu aš kažką susivelsiu, mane klientai atleis iš darbo, tai pačio pradžioj tai taip, tai būdavo, tai yra, tai nėra, tai ten vieną mėnesį deklaruoja 200 eurų, kitą mėnesį 1000, kitą mėnesį 50, tai būdavo. Bet gal kitų ir nėra kitokio tikslo, sakykime, turėti tas papildomas tiesiog pajamas ir viskas, o kažkas siekia jau taip kaip karjerą susikurti, padaryti. Tai kažkieno pradžia būna ir kažkokių startuolių didelių pradžia, va tiesiog darbas su individualia veikla. Tai jeigu taip trumpai, kokį patarimą duotumėt žmogui, kuris nori pradėti, bet nedrįsta? Čia Etsy? Taip. Pradėti. Aš taip ir maniau, šiaip iš tikrųjų, kad taip pasakysiu. Bet iš tikrųjų tai tas toksai gal, jeigu šiek tiek plačiau, tai dar paklausi savęs, kodėl nori pradėti, nes tas, kodėl, tai ar tiesiog nori pinigų, nes tada pinigų galima gal kažkur kitur ir lengviau jų gauti, užsidirbti, ar ne, ir ar ten kažkokiam tikslui susitaupyti, o galbūt nori susikurti kažką savo, o kažkas galbūt jau nebetelpa savy su savo idėja, produktu, hobiu ir jau nori realizuoti ir jau kaupėsi ilgą laiką, ar ne, tai jeigu, kaip pasakydavau pas mus rašymo, leidybos, kūrybos kurse, kad jeigu tokia klišė, jeigu gali nerašyti, tai nerašyk. Nes kiekvienas savy nešiojamės knygą, ar ne? Bet duok Dieve geriau, kad dauguma tų knygų tik ir liktų pas žmonės viduje. Nes nėra taip lengva parašyti knygą, ar ne? Tai atrodo daugam, aš turiu idėją knygos ir parašysiu, tai nevelnio. Tai tas pats, gal su Etsy sakyčiau, jeigu jau nebegali, nekurt, nedaryt, tai tiesiog pradėk ir tada viską pamažu. Pamažu, be panikos, aš visada pabrėžiu tai, kad mėgautis tuo, ką darai. Ir jeigu jau yra tas produktas, kuris teikia džiaugsmą, tai su tuo eiti, jeigu nėra, bet norisi kurti kažką daryti, bet dar nežino ką, tai tarp kitko naujam pas mane kurse būtent apie tai ir yra, ir kaip išvystyti tuos produktus, idėjas ir taip toliau. Tai pagalvoti, ne koks produktas būtų pelningas, iš kur aš galėčiau čia užsidirbti, kas eina Etsy, neringa. Eina tai, ką tu darai iš širdies, tas ir eina, nes netikėčiausi dalykai eina. Tai pagalvoti, su koks produktas, su kokiu produktu galėtum kelis mėnesius ar dar daugiau dirbti, daryti, negaudamas nei cento, investuodamas savo laiką. Ir su kokiu produktu tu galėtum nemiegoti naktim, kai tave užplūs dideli pardavimai. Nes kažkam atrodo, jau dideli pardavimai, tai labai faina bus, jau čia, viskas tik tai džiaugsmas, bet jeigu tas produktas nepatinka, tai tas darbas bus kaip katorga, nesvarbu, kad bus pinigai. Bet jeigu tai bus produktas mielas, būsi pavargus, išsekus, bet tai vis tiek bus tokia pilnatvė viduj. Tai aš sakau, ką daryti, kurie nedrįsta, nori, taip gal pirmiausia atsakyti, ar aš daugiau noriu, ar daugiau bijau. Jeigu daugiau noriu, tai tiesiog pradėti ir daryti. Viskas, jokių daugiau klausimų. Ką išsinešiu šito pokalbio, tai tiesiog iš jūsų eiti ir daryti. Pradėti ir daryti. Bus mano, skambės dabar galvoj tie žodžiai. Išjungsim mikrofoną, turėsim daryti. Taip. Tai turbūt mūsų pokalbio pabaigai turiu tokį trumpą klausimėlį, standartinį visų pašnekovų, ko klausiu. Tai yra knyga, filmas, vieta. Ir kodėl? Aš mačiau šitą klausimą, bet aš jam nepasiruošiau. Tai, prasme, kokia knyga mėgstamiausia, filmas, ar ne? Galbūt kas mėgstamiausia, galbūt ką rekomenduotumėt. Taip, tai aš knygų, tai čia yra mano tema numeris 2 tikriausiai, jeigu ne Etsy, tai būtų knygos, ir kažkada ir buvo, nes ir mokslai su to baigti, ir aš skaitau nuo 5 metų, ir nebuvę netapo, kad kažko neskaityčiau, ir vienu metu, kad neskaityčiau kelių knygų. Skaitau labai įvairiai, romanai ir ta, sakykime, ta populiarioji, gal psichologija, verslas ir panašiai. Tai šiaip, jeigu iš grožinės literatūros, tai labai mėgstu Sally Rooney, normalų žmonės, jie tokia labai melancholiška gal literatūra yra, ir tikrai nemanau, kad visiems.
Frederik Beigbeder, kas mėgsta labiau šokiruoti būti ir kitokio požiūrio dramos tokios, nes aš tai įdievinu, kažkada knygų klubelį turėjom Vilkaviškyje, tai buvo moteris perskaitė, sakė, kad aš čia per nesąmonę išlamštas ir vertybiškai, ar ne? Netiko nors vertybiškai ir man gal netinka, man įdomu įskaityti. O šiaip iš tokių, sakykime, gal rimtesnių, tai aš labai visokom energijom tikiu, ne ezoterika, bet tiesiog tam tikrais dėsniais gyvenimo gamtos. Tai aš transurfingą, visas knygas turiu ir įpusėjus Vadimo Zelando, Trockis, na, tie tokie atviri dalykai, kurie kaip veikia gyvenimas, kaip veikia mes, kaip veikia energija ir man, nu, iš esmės dauguma viskas pasitvirtina, ką aš esu skaičius ir darius ir bandžius. Ir šiandien, kodėl čia esu, tikriausiai irgi dalimi dėkinga iš tikrųjų visam knygų pasauliu. Tai šiaip tai, jeigu ką galima man bet kada parašyti ir paklausti, nes žanrų įvairiausių yra ir ką rekomenduoti, tai labai priklauso nuo žmogaus, nuo poreikio, nuo žanro ir panašiai. Taip. Filmai, tai aš esu Netflixo maniakė, gal keista būtų, bet aš mėgstu žiūrėti banalius visokius serialus, dabar žiūriu Dinastiją, naują perdarytą, yra senesnių laikų, bet dabar galvoju, reikės ir tą susirasti. Ir čia dabar naujoviškai perdaryta Dinastija, nu visiška drama, visiškas iš esmės šlamštas, bet aš pasėjau mėgst, nert, pasileidžiu ir man kaifas užkabina. O iš tų tokių rimtesnių, tai mėgstu biografijas įvairias, ta prasme, tikrais faktais pagrįstas istorijas, ten Vilą Smitą dievinu ir jo gimtadienis yra tą pačią dieną kaip mano, tai gal čia kažkokie vaibai. Tai ir šiaip tai mėgstamiausias aktorius Leonardo DiCaprio, tai aš viską su juo esu pažiūrėjus, tai tokie dalykai su filmais ir dabar su vyru draugu žiūrim. Dar mano vyras tai yra draugų fanas, jisai gali bet kokią frazę ištraukti, pasakyti, kuriam sezonė, kurios serijos, ten viską, žinau, jis gal olimpiadoje, žinau, kad vyksta draugų, ten olimpiados būna ir įvairių serialų, tai jis tikriausiai laimėtų. Tai va, tai draugus dabar žiūrim dar. Ir kas dar buvo knyga, filmas? Vieta. Arba šalis. Šalis, Italija tikriausiai. O kodėl? Picos skanios. Šiaip tai jo, picos skanios labai, nors, pažiūrėjau, makaronai, tai aš labai nusivylus ir ten tik rodo gražus sumuštinį ar ką, nu tai ten maistas yra, man maistas Italijoje yra baisus. Aš daug kartų Italijoje buvus, bet maistas man ten yra baisus ir kava man nepatinka. Man labiau ten Starbucks patinka, dabar paskutiniu metu atsidarė, bet pizza tai yra fantastika, visa atmosfera, nežinau, tas toksai kažkoks vaibas, gamta, tai Italija. Iš visi viduržemio, visas regionas labai labai patinka, tai ir tai va tikriausiai, jeigu tai paračiau, jeigu toliau, tai aišku, ten Tailandas, Balis, kur tos egzotika jo. Supratau. Tai ačiū labai už atsakymus. Ačiū Neringa iš vis, kad sutikot ateiti ir su manim pasikalbėti. Tai ačiū, Kristina, kad pakvietėt. Labai labai smagu, nes aš dažniau kalbinu ir arba apie atsikalbu tiesiog, arba kalbinu žinių radijų. Tai tikiuosi, kad jautėtės gerai, nes kaip ir pati sakot, ar ne, kad dažniau jūs kalbinat kažką, tai dabar jūs esat pakalbinta. Tai tikiuosi, kad jums pokalbis patiko. Manau, kad tikrai per mūsų pokalbį pasidalinot labai daug savo patirtimi, kažkokiais patarimais ir tas pokalbis tikrai, kiek aš dabar, man rezonuojasi galvoje ir mintise, toks tikrai naudingas ir vertingas atrodo. Tai kada pradėsit? Aš jau žiūrėjau jūsų, žinokit, seminarą. Taip. Ačiū, Kristina. Taip. Manau, kad greitų metų. Tai ačiū dar kartą ir smagu, kad atėjot. Iki. Kad.